Saliut, trečiadienis ir mes tęsime mūsų pamokas. Šiandien 7 pamoka ir šiandien mes mokinsimės matematinius veiksmus. Tai yra, parodysiu, kokie jie gali būti ir priminsiu tiesiog 6-7 klasę, kada mes ten mokomės tą matematiką, nebeatsimenu, eiliškumą, kaip kas vyksta ir paaiškinsiu, kodėl taip vyksta. Taigi, pasiruošę matematikai su C++. Keliaujame. Gerai, pirmą susikurkime kažkokį tai kintamąjį, tai būnė integer. Pavadinkime matematiką ir priskirkime, sakykime, skaičių 21. Kodėl 21? Na, jis mano lucky skaičius. Mes galime susikurti taip pat antrąjį matieką kintamąjį, jam priskirti, tarkim, 23 ir galiausiai sukurti kintamąjį atsakymas ir atsakymas bus matematika, sakykime, plus matieka, ar ne? Ir galiausiai siautas mums atvaizduos mūsų atsakymą. Ir mūsų atsakymas, spėkit, koksgi bus. O mūsų atsakymas bus 44. Bet mes galime visą šitą trijų kintamųjų reikalą padaryti daug paprasčiau. Sakykime, čia bus matematika. Galima, aišku, n-line pasirašyti, bus daug gražiau. Ir mūsų visą šitą reikaliuką ištrinti ir tiesiog susikurti kintamąjį matematiką. Ir jame iš karto atlikti mūsų veiksmus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, visų pirma, ką mes galime daryti matematikoje? Sudėti, ne? Tai 21 gali būti sudėtas su, geriau paimkim kitos pavyzdžius, kad tiktų viskam, tai sakykime, 10 gali būti sudėtas su 5, ar ne? Ir ką mes gauname? Mes gauname 15. 10 plus 5, 15, teisingai. Lygiai taip pat mes galime atimti. Jeigu mes atimsime, mes gausime 5 turbūt. Kaip matote. Galime dauginti. Dauginimas vyksta žvaigždutės pagalba. Žvaigždutė kiek bus? 5 kart 10, tai bus 50, aišku. Mes galime dalinti. Dalinimas bus flešas. Ne tas į kairę pasvyras brūkšnelis, kurį mokiau iki šiol, bet būtent slešas, mūsų slešas. Ir 10 dalinta iš 5 turėtų būti 2. Jeigu mūsų neapgauna, tai yra 2. Tačiau dabar viskas mums klostėsi labai gerai, nes mūsų dalyba pavyko. O jeigu, sakykime, būtų taip 11 dalinti iš 5, čia jau kažkas nebesigauna, ne? Mums atvaizduos tiesiog dvejetuką. Bet mes turime liekaną, ar kaip ten vadinasi, dabar aš nebeatsimenu. Turbūt, jeigu mokėtės matematiką, atsimenat tokį dalyką kaip šito skaičiavimas, ir būtent 11 dalinti iš 5 gauname 2 sveikiai ir 1/5. Arba kitaip sakant, būtent tas vienetukas ir yra liekana, jeigu aš neklystu. Kaip mums išgauti būtent šitą vietą? Mes dvejetuką mokame išgauti būtent šito ženkliuko pagalba, ar ne? Bet kaip mums išgauti būtent tą vienetuką? Ne sveikai skaičių, o būtent tą vienetuką. Tokiu atveju mums reikia rašyti procentų ženklą. Būtent procentų ženklas mums atvaizduos jau nebe tą sveikai skaičių, o mūsų liekaną. Visada liekaną. Taigi, jeigu mes norime gauti tą vienetuką, mums reikia procentų ženklo. Ir pažiūrime, ar mes gavome vienetuką. Taip, mes gavome vienetuką. Taigi, jeigu bus šitokio tipo uždavinys ir jums reikės ištraukti liekaną, manau, jūs tai puikiai mokėsite. Arba, tarkim, jeigu reikės parašyti, tarkim, trupmeną 2 sveiki 1/5, tai irgi, manau, mokėsite padaryti, nes būtent sveikai skaičių ištrauksime šitaip, liekaną ištrauksime šitaip ir šitaip mums atvaizduos vienetą, o reiškia vienetas rašysis virš dalinamo skaičiaus, tai bus 1/5. Taip, dabar supažinau su pagrindiniais mūsų aritmetikos
simboliais sudėtis, atimtis, dalyba ir daugybą, o dabar norėčiau parodyti eiliškumą ir kaip viskas skaičiuojasi. Sakykime, mes turime labai paprastą dalyką, tokią kaip tebūnė tas pats 5 plus 10 ir, sakykime, kart 3, ar ne? Kaip dabar turėtų viskas vykti? Ar turėtų taip 5 plus 10, 15 ir dauginti iš 3? Ne, dauginkime iš 2, kad daug aiškiau būtų jums ir aš nesaukčiau galvos. Ir sakykime, jeigu bus 5 plus 10, 15 ir dauginti iš 2, tai bus kiek? 30, ne? Ir sakykime, jeigu mes pabandysime pasileisti, pažiūrėsim, ar mes gavom 30. Deja, mes gavom 25. Kodėl taip yra? Matematikoje yra taip pat eiliškumas. Visada pirmoje vietoje vyksta daugyba arba dalyba, o tik tais tada sudėtis arba atimtis. Taigi, kaip čia yra, 2 kart 10 yra 20 ir prisideda 5, gaunasi 25. Būtent tai, ką mums yra atvaizdavo, 25. Tačiau tai nėra tik tais iš dviejų dalykų. Tai yra eiliškumas pirmas ir antras. Tai pirmas būtų daugyba dalyba, o antras sudėtis atimtis. Iš tikrųjų yra 3 dalykai. Pirmoje vietoje nėra daugyba arba dalyba. Pirmoje vietoje yra skliausteliai. Būtent jeigu aš dabar apskliausiu mūsų šitą vietą, pirmą vietą visada bus skliausteliai. Reiškia, pirmiausia, įvyks tai, kas yra skliausteliuose, tai yra 5 plus 10, tai bus 15 ir tik tada, kas už jų, nesvarbu, ar tai sudėtis, ar atimtis, ar pliusas, ar minusas, ar daugyba dalyba, tada tik tai įvyks būtent, kas įvyks už skliaustelių. Taigi, 5 plus 10, 15 ir dauginti iš 2 bus 30. Būtent tai, ko aš norėjau pradžioje ir mes turime skaičiuką 30. Bet, jeigu mes čia dar pasirašysim šitaip, kaip dabar viskas įvyks, būtent čia ir atsitinka mūsų tas 3 balų sistemoje, kaip sakant, ne 3 balų sistemoje, bet 3 eiliškumo sistemoje veiksmas. Taigi, pirmas veiksmas visada įvyks čia, tai yra 5 plus 10. Tada įvyks būtent iš daugybos, nes daugyba pirmas bus. Pirma daugyba, o po to tik tais atimtis. Taigi, pirmas, antras, trečias. Ir mes pagal viską turėtumėm gauti 0, jeigu aš neklystu, ir mes turime 0. Taigi, ką aš noriu pasakyti, turėkite omeny, kad visada pirmoje vietoje bus skliausteliai, antroje vietoje visada bus daugyba arba dalyba ir tik trečioje vietoje bus sudėtis arba atimtis. Šitą jūs turite įsikalti į galvą ir visada atsiminti, nes jeigu jūs šitai sumaišysite, jūs gausite ne tokį atsakymą, kokio jūs iš tikrųjų norėtumėt, tada turėtumėt šitą mokėti pakelti vidury nakties mintinai, kaip ten mokytojas mus mokindavo, ne? Aš pakelsiu jūs vidury nakties ir jūs man turėsit išvardinti daugybos lentelę. Daugybos lentelė, aš visada galvoju, kodėl nėra dalybos lentelės, kodėl tik daugybos. Na, bet čia mano pamastymams, taigi mes išmokome pagrindinius ženklus, kaip mokintis matematiką, kaip atlikti matematikos veiksmus. Mes išmokome eiliškumą, taigi, manau, dabar galime drąsiai atlikti kažkokius tai veiksmus ir nesukti savo galvos. Taigi, išmokite šitą reikalą ir įsikelkite į galvą, nes tai yra toks dalykas kaip ir jūsų vardas. Jūsgi žinote savo vardą, todėl turite žinoti ir šitą reikalą. Aišku, palyginimas ne kažką, bet tebūnie. Gerai, susitiksime penktadienį. Visą.